10 priežasčių ir baimių, dėl kurių nedrąsu aktyviai komunikuoti ir rodyti socialiniuose tinkluose, bei 10 sprendimų, kaip įveikti visas šitos abejonės ir baimės ir pradėti daryti pardavimus per socialinius tinklus, aktyviai reiškytis ir pasiekti realių išorinių rezultatų. Mano vardas Marina Valiukoninė ir pirmiausia, ką aš noriu pasakyti, kad aš pati praėjau šitą kelionę. Kai persikėliau gyventi į Lietuvą iš Baltarusijos prieš 9 metus, man irgi teko pakeisti visiškai aplinką, savo darbą, išmokti lietuvių kalbą ir vėliau aš priėmiau sprendimą irgi eiti į aktyvią komunikaciją socialiniuose tinkluose savo negimtoją lietuvių kalbą. Ir tai buvo labai sudėtinga. Mano klientai jau daugiau nei 3000 irgi praėjo šitą kelionę. Mastermind susitikimuose, strateginėse sesijose, mokymasi, per renginius. Aš girdėjau visas šitas baimės. Žmonės man gerai sakydavo, dėl ko jie taip ir neperžengia tą baimę rodytis, daryti turinį. Ir tą, ką šiandien aš jums sudėliojau, tai nėra sugalvotas kažkokios baimės arba sugeneruotas su ChatGPT 10 priežasčių. Tai yra realios klientų situacijos, kurią aš apibendrinau ir su visa savo praktika noriu šiandien jums perteikti, kad jūs galėtumėt ne tik išgirsti tai, bet atrasti tas baimės savyje, pagauti tos tarakaniukus, pabandyti jos atpažinti pirmiausiai ir vėliau priimti sprendimą kažką su to daryti, priimti įsipareigojimus pradėti daryti kitaip. Jūs šiandien išgirsit labai daug gerų sprendimų ir patarimų, kaip jūs galėtumėt įveikti šitas baimės. Labai linkiu jums šiandien atrasti šitoje pamokoje daug vertingo turinio savo. Patikėkit, kada aš pradėjau komunikaciją socialiniuose tinkluose, man buvo labai sudėtinga. Ir aš kalbu šią temą pirmiausia dėl to, nes kada aš išėjau į sociotinklus, aš gavau labai daug neigiamų komentarų ir įvertinimų. Ir dauguma mano klientų neateina į tą pirmąją savo etapą komunikacijos socialiniuose tinkluose, būtent dėl to, kad jie bijo įvertinimo. Jie bijo realiai heito, neigiamų komentarų. Kada žmonės pradės jos teisti arba pasakys kažko negero, pradės vertinti jos. Ir tai yra visiškai normalu. Jeigu pažiūrėti į mūsų genetiką, kurie susiformavo mūsų mąstyseną dabartinį, tai mes galim suprasti, kad kada mes gyvenom dar oluose, mes priklausydavom bendruomeniai. Ir jeigu mes kažkam nepatinkam, mus išvyja, pavyzdžiui, iš olos, mes galime mirti nuo bado, šalčio, arba ten mūsų puls gyvūnai ir mes irgi mirsim. Tai dabar mūsų baimė būti įvertintų, nepriimtų bendruomeniai, visuomeniai, normaliai suformuota iš mūsų dar protėvių elgesio tokia sistema. Ir tai yra visiškai suprantamas ir paaiškinamas dalykas. Dėl to, jeigu pas jūs atsiranda ta baimė heito, įvertinimo, nepriimimo, tiesiog jums reikia pirmiausiai suprasti, iš kur kojos auga. Reikia suprasti, kad jūs visiems nepatiksit, kad kažkam nepatiks jūsų balsas, kažkam nepatiks jūsų veidas, kūnas, voice tonas, kaip jūs atrodot, kaip jūs rengitės, kaip jūs kalbat, apie ką jūs kalbat, jūsų mintis arba jūsų vertybės. Ir su tuo viskas gerai. Heiteriai tai yra rodiklis, arba pirmieji tie neigiami komentarai, tai yra rodiklis, kad jūs pagaliau išėjot iš savo artimo ratą, iš šaltą auditoriją, jūs pastebėjo kiti žmonės ir jie užsitrigerino ant jūsų turinio. Kad jūs jau antiek esat savimi, jūs galit išreiškiti savo nuomonį, jūs esat drąsūs, jūs esat matomi, ryški, jūs labai įtaigiai išreiškit savo nuomonę, kad kiti jau pradeda į tai reaguoti ir trigerinasi. Bet supraskit, kad heiteriai tai yra tiesiog jums rodiklis, kad jūs jau link sėkmės einat. Aš visada savo klientus sveikinu, kada jie gauna pirmąją heitą. Sakau, sveikinau, čia yra tavo pirmas pasiekimas, stiprus pasiekimas. Toliau su heiteriais reikia suprasti, kad dažniausiai jie trigerinasi arba jos užkabina kažkas tokio, ką jie irgi norėtum pasiekti, bet dėl kažkokių priežasčių jie kol kas tai nedaro. Pavyzdžiui, jūs jau aktyviai komunikuojat, o heiteriai dar kol kas neišdrįso tai daryti. Jeigu, pavyzdžiui, jūs jau kažką darot, keliaujat,
dėstyjaujat, rodot savo kažkokią nuomonę, o jie tai nedaro. Ir tai irgi normalu. Plius paslėptas tikslas heiterių jūs užgožti arba jūs pažeminti, kad savo nedarime, savo to gulėjime ant sofos ir neigiamų komentarų rašyme nesijausti blogai, pateisinti save. Ir jums reikia suprasti, kad jeigu jums rašo tie žmonės tokius komentarus, mes galim juos realiai pagailėti. Jie greičiausiai negyvena savo gyvenimą. Jie greičiausiai antiek yra žemo lygio mąstymo, kad leidžia savo va taip rašyti kitiems kažkokią savo neigiamą nuomonę, neprašytą nuomonę, neprašytus patarimus, jūs žeminti. Tai yra tiesiog žmonės, kuris pirmiausia reikia pagailėti. Jie greičiausiai antiek blogai gyvena, antiek yra pikti, nepatenkinti ir nelaimingi, kad jiems net jau peržengti tą mandagumo ribą nieko nekainuoja. Kokie būna heiteriai? Tai pirmiausiai tie, kurie mes galime iš vis nekreipti dėmesį, tie, kurie slepiasi už kažkokius kačiukus, nuotraukas netikras, arba iš vis be nuotraukas, kur yra nikneimai be vardo pavardės. Tai šitie žmonės, kaip aš sakau, vaidokliai, jie tiesiog iš vis neturi egzistuoti net jūsų lauke. Net jie patys save neįvardina. Jie yra neegzistuojanti. Jos visiškai nereikia kreipti dėmesį. Yra heiteriai, kurie jau save supakavo, išreiškė savo asmenybę ir nebijo pasakyti savo nuomonę. Su tokiais heiteriais galima net ir įdomiai pabendrauti. Yra heiteriai konkurentai, arba kurie slepiasi, arba net jie nesislėpia kartais, kurie konkrečiai varo, dažniausiai netiesiogiai komentaruose, o tiesiog gali daryti iš jūsų turinio savo turinio. Aš irgi susiduriau su tokia heito forma. Irgi įdomus sprendimas, bandydami kitų žmonių kainą save užkelti. Bet yra heiteriai ir mūsų artimieji, apie tai truputuką vėliau. Ką aš jums rekomenduoju daryti su tais heiteriais, kurie, kaip sakau, vaidokliai? Tai mes galim juos blokuoti, mes galim niekaip nereaguoti į juos, mes galim su jais vesti įdomias diskusijas komentaruose, taip didindami savo peržiūros socialiniuose tinkluose. Nes algoritmai nuskaito bet kokį komentarą, nesvarbu jis geras arba blogas, kaip reakciją, kaip įsitraukimą į jūsų turinį. Tai, pavyzdžiui, mano visi reelsai, kurie surinko daugiausiai peržiūrų, tai buvo palaikyti heiteriais. Kaip aš sakau, palaikyti, tai buvo mano rėmėjai. Nes heiteriai investavo savo laiką į mano augimą. Jie rašydami komentarus, diskutuodami po mano turinio, padėjo man užaugti. Ir, pavyzdžiui, 30-50 neigiamų komentarų man atnešė iki 1000 naujų sekėjų. 50-100 naujų užsakymų. Įsivaizduokit, ant kiek mes galim teigiamai žiūrėti į heiterius ir nepriimti tai asmeniškai tiesiog. Nors kartais mes tikrai tai priimam asmeniškai. Tai žiūrėdami į heiterius mes pirmiausiai galim suprasti, ką mes norim dabar daryti su jais. Mes turim tiesiog suprasti, kad mes vis tiek gausim heitą, tai yra neišvengiame ateities turinio kūrėjų. Jeigu jūs norit būti sėkmingi turinio kūrėjai, auginti savo auditoriją, išeiti į naują šaltą auditoriją, tada toliau suprasti, kad jūs galite juos blokuoti, nereaguoti, su jais vesti diskusijos, jūs galite trinti komentarus, netrinti. Nėra nei vieno teisingo atsakymo, ką su jais daryti. Tik tą, ką jūs norit. Tai yra jūsų asmeninės ribos, jūsų asmeninis sprendimas. Bet yra dar viena kategorija heiterių, tai yra tie žmonės, kurie netiesiog nėra jums nepažįstami, ne šalta auditorija, o jūsų pažįstamų ratas. Ir kada mūsų nepalaiko artimieji arba mūsų pažįstami, va tai iš tikrųjų jau yra sudėtinga ir baisu, nes mūsų artimųjų ratas tikrai mums svarbi jų nuomonė. Ir mums svarbu, kad jie mus palaikytų. Bet labai dažnai mūsų šeima, pavyzdžiui, vyras arba žmona, vaikai, tėvai, tai gali būti ir mūsų artimas ratas, pavyzdžiui, kaip klasiokai, bendradarbiai, su kuriais prieš tai sėdėjot kabinete, darbavotės, o dabar jūs išėjate socialiai, jūs jau žvaigždė, jūs jau uždirbat trigubai daugiau, o jie taip ir nepriėmė sprendimą išeiti iš patogios vietos. Jie liko ir jie trigerinasi vėlgi. Tai va tas artimas ratas, ten yra sudėtingiau. Pradėsim nuo artimųjų, nuo mūsų pačio artimo rato.
tėvai, vyras, žmona, vaikai, tie, su kuriais trinatės nuolat. Dažniausiai jie jūs nepalaiko, ne dėl to, kad jie nenori jums gero, jie nori jums gero, bet jie dažniausiai bijo. Kuo jie bijo? Jie bijo, kad jums nepasiseks ir kad jūs nusivilsite ir kad jums bus skaudu. Prisimint, kad vaikystė vaikas pradeda vaikščioti ir mama bando visur palaikyti, kad jis niekur nenukrystų. Gal jie taip trukdo vaikui išmokti, gauti savo pamokas, kažkur nukrysti, suprasti, bet labai nesinori, kad tavo vaikui būtų skauda, kad jis nusiviltų. Tai čia padarykit tą patį paralelę, mūsų tėvai rūpinasi taip mumis, nes aš prisimenu, kada aš persikėjau į Lietuvą, mano mama labai pergyvendavo. Aš prisimenu, kada aš sakiau, kad aš eisiu į naują savo gyvenimo etapą su Mastermind įrankiu ir išeinu iš samdomą darbą Lietuvoje. Mama buvo kosmosas, jie galvodavo, kad aš realiai mirsiu iš bado ir viskas, visa karjera, mokslai. Tai čia normalu. Toliau jie bijo, kad kada jūs pradėsit aktyviai komunikuoti socialiniuose tinkluose, kažkas kardinaliai pasikeis. Pasikeis jūsų gyvenimo būdas, jūsų ratas, su kuo jūs bendraujat, pasikeis jūsų įpračiai. Gal jūs labai stipriai iššausit ir užaugsit finansiškai, arba užaugs jūsų svarba arba žinomumas visuomeniai. Ir tada, jeigu jūs pasikeis greičiausiai ir aplinkybės šeimoje, jūsų kažkokiam darže, jūsų santykiuose su artimiesiais. Pavyzdžiui, jeigu jūs tapsit populiarūs, vyrui gali kilti pavydas, kad jis jau nepakankamas, nes jūs gaunat daug dėmesio iš kitų vyrų socialiniuose tinkluose. Arba, pavyzdžiui, kartais vyrai arba antroji pusė pavydi, kad tu dabar daugiau laiko praleidai susirašinėdamas su klientais, su telefonu, filmuodama turinį ir jis jaučiasi toks nuskriaustas. Tai jums irgi reikia teisingai paaiškinti artimum ratui, kodėl jūs dabar darot, kaip toliau bus ir pabandyti joms paaiškinti, kodėl dabar tai vyks ir kaip toliau bus ir kaip jūs kompensuosit tą laiką kartu arba turit išgirsti vieną kitų poreikius. Toliau jums reikia suprasti, kad artimas ratas visada bijo pokyčių, nes pirmiausiai reikės keistis ir jiems, kad pavyti jūs. O patikėkit, socialiniai tinklai duoda labai tokią greitą tiltuką į žinomumą. Žmonės pradeda norėti su jumis nusifotkinti, jūs pradės kviesti kažkokias konferencijas, renginius ir jau antrai pusiai galėtų būti nesaugu dėl to. Tai yra keletas sprendimų, ką jūs galite daryti su artimiesiais, kad išspręsti šitą situaciją, jeigu ji įvyko. Tai pirmas dalykas, jums reikia padaryti tokį atvirą pokalbį su savo artimiesiais ir paaiškinti, kaip dabar viskas yra ir bus, kodėl jums tai yra svarbu, apie ką jūs svajojat, kokia jūsų yra didelis tikslas, kodėl jūs būtent dabar norite tai daryti, kiek ilgai jūs apie tai svajojat ir paprašyti jos pagalbos. Paaiškinti, kiek laiko dabar jums tai užtruks, kad vėliau ten gal kažkaip viskas pasikeis. Tai yra svarbu. Tokie pokalbiai pas mane buvo ir su mama, ir su sesė, su mano artimo draugė, su viena bendradarbiu, nes aš mačiau, kad mūsų santykis blogėja, aš matau, kad mamai yra baisu, aš girdėjau jų įkandimus. Ir tie pokalbiai kažkur padėjo, kažkur nepadėjo, visai buvo, bet, pavyzdžiui, mano šeima tikrai išgirdo mano poreikį. Su vyru šitie pokalbiai truko keletą metų, vos ne kasdien, kol jis nepriprato, kol jis nesuprato, kol jis nepamatė ir finansinės vertės iš to. Tada, kada jis suprato, ant kiek tai yra man svarbu, kad tai yra mano darbo dalis, jis pats pradėjo jau mane ir filmuoti ir, pavyzdžiui, vaišinu, sakyti, labai geras kadras, nufilmuok būtinai tai. Arba, ar nori, aš tave pafotkinsiu arba pafilmuosiu. Antras sprendimas, kuris galėtų padėti, tai tiesiog laikinai užblokuoti jūsų artimus žmonės, kad jie tiesiog laikinai gal nematytų jūsų tą pradžią. Iš tikrųjų, tai buvo su mano tėvais ir sesė. Aš jos laikinai užblokavau visuose socialiniuose tinkluose. Jie kažkiek laiko tiesiog nesuprato, kad aš jos užblokavau ir nematė mano turinį. Ir aš galėjau įsivažiuoti, aš galėjau gauti pirmus rezultatus. Po to sesė suprato, kad yra užblokuota, mus laukia. Tas atviras pokalbis, po kurio viskas labai gražiai pasitaisė. Ir aš labai jums rekomenduoju tos žmonės, kurias, jūs
negalit pakalbėti, bijot pakalbėti, nes tas pokalbis nėra lengvas. Jūs galite tiesiog laikinai užblokuoti. Beje, galima užblokuoti tos žmonės, kurie jūs jaučiat kažkokį spaudimą, įvertinimą, pavyzdžiui, ten klasiokai arba ten bendradarbiai. Jie tokie žiūri ir jūs jaučiat tą pavydą arba kažkokį tokį įvertinimą. Galite irgi juos užblokuoti, net nieko nesakydami, neperspėjami. Ir trečias sprendimas, kuris irgi nėra blogas, bet jūs galit nieko nedaryti ir tiesiog atiduoti savo gyvenimą jiems. Atiduoti sprendimus už savo gyvenimą tiems žmonėms, dėl kurių jūs abejojat arba bijot jų nuomonės. Jūs galit gyventi taip, kaip nori aplinkiniai, o ne jūs. Ir su to irgi viskas gerai. Daug mano klientų taip ir nėra peržengę tą baimę, tas ribas ir neišeina į komunikaciją socialiniuose tinkluose, priima sprendimą gyventi taip, kaip gyvena prieš tai, ir su to irgi viskas gerai. Sekanti trečia priežastis arba baimė, tai kas aš toks, kad mane klausytų. Tai lygiavimas su kitais, stipriais ekspertais, kurie jau užėmė kažkokią vietą rinkoje, kurie pradėjo daug anksčiau nei jūs, kurie tikrai žino, apie ką kalba, kurie jau turi pripažinimą. Ir mes labai dažnai vertinam save, dabar pradinukus, su jais. Ir galvojam, oi, kas aš toks, aš dabar išleisiu. Ir nieks mane neklausys. Ir aš nieko dar nežinau. Ir tiek patirties neturiu. Ir kaip aš galiu dabar apie tai kalbėti. Tai pirmiausia, ką jums reikia padaryti? Atsakyti savo į du paprastus klausimus. Ar yra žmonių mano aplinkoje, ar potencialiai yra žmonių pasaulyje, kurie nori tokius rezultatus, kuriuos aš jau šiuo metu pasiekiau? Pavyzdžiui, aš dar nesu žinomas ekspertas, bet, pavyzdžiui, aš jau generuoju kažkokią sumą pinigų su socialinių tinklų pagalba. Ir gal kažkas irgi nori išmokti vesti socialinius tinklus taip, kad irgi generuoti kažkokią savo sumą. Aš nesu žinomas marketologas, aš daug mažiau metų esu rinkoje nei, pavyzdžiui, mūsų pagrindiniai rinkos žaidėjai. Bet ar aš galiu su savo priėjimu padėti kažkam? Taip galiu. Galiu dalintis? Taip. Aš turiu teisę? Turiu. Ar aš turiu kažkokius magistrų marketologo diplomus? Ne. Bet aš turiu savo unikali patirtį. Ir mano patirtį gali kažkam surezonuoti ir padėti. Ir antras klausimas. Ar aš galiu tapti pavyzdžiui tiems, kurie tik pradeda, kurie neturi dar kol kas tokį rezultatą ir žinių, kaip aš, kaip jūs. Ir galima rodyti savo kelionę nuo nulio. Galima žmonėms parodyti visą procesą, kaip jūs praeinat šitą kelionę, kaip jūs praeinat kažkokius sunkumus, įkvėpti jos, parodyti jiems, kaip jūs einat šitą kelionę. Herojus kelias tai vadinasi. Ir labai svarbu šitoje vietoje suprasti, kad jums nereikia turėti tobulus rezultatus. Jums nereikia tobulai kalbėti angliškai, pavyzdžiui, jeigu paimsim korepetitoriaus pavyzdį, kad mokinti, pavyzdžiui, trečiokus, antrokus anglų kalbą, būti korepetitoriu ir išmokti šitus vaikus bazinių žinių apie gramatiką. Ar suprantat? Jums nebūtinai būti geriausi savo nišai. Jums svarbu tiesiog atiduoti tą, ką žinot jūs. Ketvirta labai svarbi baimė, kad aš dar neturiu pakankamai patirties, žinių, asmeninių ir klientų rezultatus, kad galėčiau dalintis. Čia irgi labai panaši baimė, bet šita baimė labai man susiję su to apsišaukėlių sindromu. Kada aš esu tik pradžioje, mano kol kas dar resursas yra ribotas. Ir aš kol kas negaliu pasakyti, kad va žiūrėkit, pas mane jau tiek klientų praėjo 3000. Aš jau neturiu tiek keisų atsiliepimo rezultatų. Aš kol kas šitą dar nežinau, pats neuždirbu, pats nenumečiau svorio iki 50 kg, pats neturiu tokių raumenų masės, arba ten dar kažką nedadariau, tik baigiau coachingo mokymus, aš turiu tik minimalius sesijų skaičius. Bet viskas su tuo gerai. Apsišaukėlių sindromą turi kiekvienas net žinomas ekspertas. Aš dabar, kada išeinu į didesnį sceną, pradedu su nauju projektu, kada pradedu kalbėti viešai prieš didelę auditoriją, arba pradedu daryti kažką naujo, aš irgi jaučiuos apsišaukėlis. Ir tai visiškai normalu. Reikia pasistengti fokusuotis ne į save, oi aš bijau, oi aš dabar kažkoks nepakankamas, aš.
o fokusuotis į tą vertę, kurias galite sukurti savo klientui. Pasistengti pagalvoti, kaip jūs jau su savo esamu rezultatu arba savo patirties arba žiniomis galite padėti kitiems. Aš labai mėgstu kartoti tą frazę, reikia pirmiausiai tarnauti savo auditorijai. Ir man labai patinka pavyzdys, kuris man pasakė mano psichoterapeutas. Jis labai toks žiaurus, bet labai suprantamas. Mano psichoterapeutas, kada aš eilinį kartą pasakiau, kad aš bijau kažką daryti, man pasakė vieną tokį pavyzdį. Sako, įsivaizduok, kad dabar tu esi kažkokiai patalpoj, kur teroristai atėjo. Ir jie jau nušovė kokį 10 žmonių, ten yra panika, visi rėkia, jie toliau bando kitus šauti, grasina. Ir ten jau yra sužeistas vaikas, panikoje yra nešia moteris, vienas vaikas pametė savo mamą, rėkia mama, ir tu tokia stovi, maždaug normali. Tau irgi baisu, bet sako, jeigu tu esi normalus žmogus, tu savo instinktuose priimsi sprendimą padėti tiems, kurie blogiau nei tau. Sužeistam vaikui, eisi padėti tam kitam vaikui surasti savo mamą, kažkaip dasibrausi į kitos nešios moteris, kad ją praminti. Ir tai yra toks nerealus pavyzdys, kad tokia ekstremalioje situacijoje mes tikrai surandam resursą padėti kitiems, kam blogiau. Bet kada mes gyvenam tokiam ramiam tempe, ramiam gyvenime, tiesiog tarsi, gerai, aš dabar nesidalinsiu, negi nemirs, aš dabar nepapasakosiu savo patirtį apie tai, kaip numesti svorį. Tai jie kažkaip su kažko kitko numes. Įsivaizduokit, kad nėra nieko kitko. Esate tik jūs. Ir tik jūs galite šiuo metu padėti. Vat savo tam žmonių ratui, ten 400 sekėjų, kuriuos turit Instagram'e iš jūsų artimo rato. Ir man šitas pavyzdys antiek yra pavyzdingas, kad mes tikrai galim nukreipti dėmesį nuo savęs, nebūti panikoje, oi, ką man dabar daryti, pasislėpti, o eiti padėti kitiems. Tai aš jums labai linkiu nukreipti fokusą. Tada nelyginti save su kitais, o tik su savimi vakarykščiai ir pasistengti prisiminti savo rezultatus, jau dabartinį savo laimėjimus. Arba kaip dar vienas mano labai geras mokytojas sakė, aktualizuoti savo aktyvus. Ką dabar tu jau pasiekiai? Aš tiek metų pardavimuose. Aš, pavyzdžiui, baigiau tokių mokymus. Taip, aš neturiu gal marketingo magistro diplomą, bet aš paleidau virš 50 online kursų savo ir savo klientams. Aš turiu tokius finansinius rezultatus. Aš žinau, praėjau tokius mokymus ir aš galiu tuo dalintis su savo auditorija. Ir tai negėda. Būti truputuką ne toks kaip visi arba kaip yra rinkos lyderiai. Ir kada jūs esat pačioj pradžioje, labai fainai panaudoti tą dalyką vedant socialinius tinklus. Nuostabu rodyti kelią. O ne iškart, kada jūs toks atėjat, viskas, aš viską moku, aš jau pats geriausias, galiu dabar dalintis. Taip nebus. Nėra tokių filmų arba serialų, kada pagrindinis herojus ateina ir sako, viskas, jau dabar visi priešai panaikinti, aš jau visus laimėjau, su visom problemom susitvarkiau, dabar žiūrėkit, aš dabar gersiu alų, vaikščiosiu po restoranus, gulėsiu, žiūrėsiu teleką ir viskas. Nėra tokių filmų. Nieks tokius filmus nežiūrėtum. Nes kiekvienam filme yra herojus. Yra herojus kelias, problemos, kažkokios iššūkiai, su kuriais herojus susiduria ir sprendžia tos iššūkius. Jūs nežiūrėtumėt filmą, kur viskas fainai, kur viskas idealiai. Socialiniai tinklai tai irgi yra televizijos kanalas, tai irgi yra filmas, kuris stebi kiti žmonės. Ir labai smagu žiūrėti tą kelionę, kur yra ne tik sėkmė, kur yra ir nesėkmė, kur jūs dalinatės, su kokiom problemom jūs susidarėt, kur jūs nuoširdžiai dalinatės, ką jūs išgyvenot tuo metu. Ir kalbant apie tą neverkti į kamerą, jeigu jūs gyvenime verkit ir turit kažkokius jausmus neigiamus, tai negėda parodyti visą tai socialinėje erdvėje, nes tai yra jūsų gyvenimo dalis. Ir būti atvirais socialiniuose tinkluose yra visiškai normalu. Žmonės nori matyti jūsų augimą, nes jie tada mato, kaip jūs keičiatės ir jie labiau pasitikė jumis. Jie pradeda jūs mylėti ir aišku, vėliau pirks. 5 priežastis arba baimė. Yra jau 100 profilių mano temai ir kaip aš išsiskirsiu.
Tai šitas dalykas tikrai labai dažnas ir mano klientai labai dažnai kalba, kad jau yra 100 profilių apie svorio metimą, jau daug kas kalba apie sveiką gyvenseną, oi kiek jau atsirado tų dirbtinio intelekto ekspertų. Jeigu yra daug tokių specialistų, reiškia yra paklausa. Ir labai fainai, kada jūsų nišai yra konkurencija. Pavyzdžiui, aš prieš 7 metus įvedinėjau Mastermind įrankį į Lietuvą. Tai nepatikėsit, kaip man buvo sudėtinga tai daryti, nes beveik niekas negirdėjo apie Mastermind įrankį. Aš taip šlubavau, man buvo taip nelengva ir patikėkit, per tą laiką, ką aš padariau, manau, aš padariau didelį rezultatą. Bet jeigu jūs dabar matot, kad jūsų niša yra konkurencija, tai reiškia, yra galimybė užimti savo rinkos dalį ir kad atsiras auditorija, kurie jūs klausys. Patikėkit, daug mano klientų ir mano klientų klientai vaikšto nuo vieno eksperto iki kito eksperto. Jie tiesiog pabuvo pas vieną, tada, man kažkiek padėjo, eisiu dar pabandysiu pas kitą. Tai patikėkit, visiems užteks klientų ir visiems užteks eterio. Nes jeigu žmogus domisi šią temą, jis žiūrės skirtingus ekspertus. Aš galiu pasakyti, kad jis net atrinkinės, kuris ekspertas kalba įdomiau, lygins nuomonės, suvidinės kažkokius faktus. Tai pirmiausia, jums nereikia būti geresniais už jos, jums užtenka būti unikaliu. Jūs nebūsit kažkino kopija, jeigu aišku nedarysit copy-paste turinį, jūs būsit išskirtinių, vertingų, su savo herojos keliu. Ir jeigu jums dabar kyla šitą baimę, aš jums rekomenduoju užduoti savo keletą klausimų, padaryti tokią praktiką. Kokia yra jūsų istorija? Kuo yra ypatinga? Kokį kelią jūs praėjot? Antras klausimas. Koks tavo unikalus profesinis kelias? Ką jūs praėjot? Kaip jūs pasiekit jau tokį rezultatą, koks pas jūs dabar yra? Kokią naudą gaus jūsų sekėjai? Ką jūs žinot ir ką jūs pasiruošite atiduoti? Gal jūsų konkurentai arba kiti profiliai gaili atiduoti naudingą informaciją? Gal jie ten tik pardavinėjo, o jūs pasiruošit tarnauti savo auditorijai? Ir galbūt yra sritis, kurioje jūs esat išskirtiniai. Ir jūs žinot kažką geriau nei kiti. Pavyzdžiui, man labai dažnai sako, Marina, tavo motyvacija, energija, tavo tas užsidegimas padeda man nestovėti vietoj. Labai dažnai pas mane mastermindus ateina, sako, kad Marina paspardytų subinį. Puikiai, gal kiti nedrįsta tai padaryti, pasakyti tiesiai šviesiai, eik daryk, net padarysi, neateik į sekantį susitikimą. O aš galiu tai pasakyti, tai yra mano brožas. Ir įsivaizduojat, kažkam tai patinka arba reikia. Tai išvada, užtenka būti savimi. Turėti savo patirtį, dalintis ją ir nesilyginti su kitais. 6. Įsitikinimas arba baimė, kad mano gyvenimas nepakankamai įdomus, kad dalintis. Yra toks mitas, kad daug įdomiau stebėti turinį kūrėjų, kurie prabangiai gyvena, keliauja, pas kurios nuolat kažkas vyksta, jie tai kažkokiam renginį, tai jos kažkur pakvietė, tai jie filmuojasi, tai kažkur išvažiuoja, su kažkuo susitinka, o pas mane darbai, vaikai, kažkoks sėdžiu prie kompo, aš nieko nesu išskirtinis. Bet iš tikrųjų įdomu stebėti gyvenimą tų žmonių, kurie patys mano, kad mano gyvenimas yra nuostabus ir įdomus. Ir jeigu jūs dabar užduodant savo klausimą, ar tavo gyvenimas įdomus tau pačiam, atsakot, kad ne, ir jūs bandot tai pasiteisinti, nežinau, man arba kažkuriam kitam ekspertui, kad mano gyvenimas nieko yra ypatingas. Tai jums atsakymas, gal reikia keisti savo gyvenimą, gal verta pagalvoti, kaip jūs galite jį padaryti, kad jis būtų jums pirmiausiai įdomus ir smagus, išeiti kažkur, išvažiuoti pagal jūsų galimybės. Jeigu taip, jums patiems jūsų gyvenimas yra įdomus, tai patikėkit, atsiras žmonių, kuriems jis taip pat bus įdomus. Ir jie stebės jūsų kelią, jūsų ekspertiškumą, jie norės sekti jūsų. Ir jums tiesiog reikės atsiverti, išmokti kurti turinį, jūs tai galėsite išmokti per mūsų Neurastart 2.0 kursą. Ir aišku, pradėti aktyviai reiškytis, būti vėlgi savimi. Pavyzdžiui, studentai, kurie galvoja, aš dar nieko neuždirbu, nieko nežinau, bet, pavyzdžiui, labai smagu žiūrėti, kaip studentas mokasi, su kokiam problemom jis susidarė, kaip jis ten tvarkosi su problemomis, nežinau, mokykloje arba studijai, bendrabutį pasižiūrėti, tai yra nuostabus, įdomiausias turinys. Arba, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės, mano tėvai gyvena kaime, turi savo ūkį.
Man taip įdomu stebėti visas tos procesus, patikėkit, yra žmonės, kurie irgi nostalgiškai nori pažiūrėti tą gyvenimą. Aš, pavyzdžiui, žiūriu, kokį turinį mano tėvai žiūri TikTok'e. Wow. Jie žiūri, kaip kiti ten remontuoja traktorius, kaip prižiūri savo ūkį. Mama žiūri, kaip ten agurkus kažkaip ten įdomiau pamarinuoti. Tai yra super. Ten nėra super kažkokios išlaižytos aplinkos. Tai yra tiesiog natūralus, organiškas turinys, kuris įdomus tai konkrečiai kategorijai. Net jeigu, pavyzdžiui, benamis kurtų savo turinį, vestų savo akauntą, kažkas irgi žiūrėtų šitą turinį. Gal ne kiti benamiai, bet tikrai būtų kategorija žmonių, kuriems būtų įdomu, kaip masto benamis, kaip jis atsikeli, ką jis daro. Tai išvada. Kiekvienas kūrėjas turės savo žiūrovą. Bet pagrindinė sąlyga - reikia būti nuoširdžiam, gyventi taip, kaip tu pats nori, turėti savo fainą gyvenimą, kaifuoti nuo savo gyvenimą ir, aišku, išmokti tai pateikti, atsiskleisti, atsiverti savo auditorijai ir bendrauti su auditorija kaip su žmogum, kuris susitiko tiesiog prie stalo ir bendrauti. Toliau, 7 baimė. Aš nemoku arba bijau kalbėti į kamerą. O kaip dažnai aš girdžiu šitą pasiteisinimą. Iš tikrųjų, tai normalu. Mūsų mokykloje tikrai nemokina viešai kalbėti. Yra žmonės, kurie baigia aktorinę arba ten teatro kažkokios studijas. Ten yra atskiras pamokas viešojo kalbėjimo arba tiesiog kalbėjimo. Mes žmonės, kurie baigia, pavyzdžiui, kaip aš, mediciną, nežinau, ten pedagogiką, kažkokius techninius, profesinius technikumus, mes nesimokinam to. Ir tiesiog priimkit kaip faktą, kad normalu, kad pas jūs tiesiog per mažai patirties tame. Ir kalbėti į kamerą, teisingai sudėti tarpus, pauzės, kalbėti laisvai, jaustis lengvai prieš kamerą, prieš auditoriją, reikalauja tiesiog elementariai patirties. Jūs neįsivaizduojat, kiek daug kartų aš perfilmuodavau savo turinį pačioj pradžioje. Kiek, pavyzdžiui, šiandien buvo bandymų, kol aš pradėjau, išsikalbėjau ir pradėjau normaliai laisvai kalbėti, filmuodama jums šitą pamoką. Tai normalu, kad mums reikia įsivažiuoti, pasitreniruoti. Ir jeigu jums dabar jaučiasi, kad sudėtinga kalbėti į kamerą, jums reikia tiesiog gauti įgūdį. O įgūdžiai gaunasi tik per darymą. Paėmat kamerą, filmuojat kažkokius rutuliukus savo ten draugam, filmuojat balso žinutės, filmuojat video išsiunčiat savo mamai, savo geriausiai draugiai, su kuriais galit pažvengti. Tai auditorija, kurie jums dabar nebaisu atsiųsti šitą video. Tai treniruotis, treniruotis ir treniruotis. Plus, jūs galit pradėti skaityti arba klausytis knygas. Žodynas labai gerai auga. Toliau jūs galit padirbti pardavimuose. Tai labai padeda įveikti tą bendravimo baimę. Pavyzdžiui, aš, kai pradėjau dirbti tinklinį marketingį, kada man buvo dar 15 metų, toliau, kada aš dirbau merchandiserė, tada promauterė parduotuvė, kur ten stovėjau. Ei, ateik, nusipirksi 2 šokoladus, vieną gausi nemokamai. Žodžiu, aš realiai stovėjau bijodama, bet kalbėjau. Toliau buvo didelė patirtis dirbant medicino atstovė, kad reikėjo belstis pas gydytojus ir farmaceutus ir siūlyti paklausyti informaciją apie mūsų produktus. Tai yra normalu, kad baisu. Galima pradėti tiesiog savo socialinius tinkluose vesti laivus. Paimti vieną kartą į savaitę, įjungti ir aptarti kažkokią temą. Pavyzdžiui, aš baigiau Marinos mokymus ir mano pagrindiniai suvokimai apie tos mokymus. Arba, pavyzdžiui, jūsų temai, 10 kažkokių priežasčių, ką aš patarčiau arba nepatarčiau, 10 sprendimų, ką aš daryčiau arba nedaryčiau. Puikiai. Plus, nepamirškit, kad dabar pas mus yra nuostabi technika ir jūs galit drąsiai visą savo kur jūs suklydot, iškarpyti su montavimu, su, pavyzdžiui, CapCut programėlė. Patikėkit, aš irgi, kada filmuoju reelsus, jūs galvojate, iš pirmą kartą aš nufilmuoju tą reelsą, man atrodo, dar nebuvo nei vieno tokio reelsą. Vis tiek suklydai, supratai, kad suklydai, dar kartą tą patį pakartoja. Filmuojant šitą pamoką pas mane buvo bėlė kiek tokių klaidų. Tai yra normalu. Jūs galit pasistengti visą tai pakoreguoti su technika. Ir tai bus jums gera praktika, kad sekantį kartą suprasti, kur jūs klystat net.
Toliau jūs galite surasti YouTube tiesiog nemokamą medžiagoj, pavyzdžiui, kažkokias pamokas, kaip gražiai, taisyklingai kalbėti. Tikrai yra daug nuostabaus nemokamo turinio. Aišku, jeigu jūs netenkina nemokamas turinys YouTube, jūs galit sudalyvauti kažkokį viešojo kalbėjimo mokymuose. Aš praėjau 2 tokius mokymus, labai stiprius. Dabar net grįžus į Lietuvą, buvau pas Mariją Mai irgi, kur klausiausi tokius mokymus. Ir tai yra super gera patirtis, kur mes mokomės, ieškom sprendimus, treniruojamės. Aišku, jeigu jūs turit galimybę lankytis offline networkingus arba renginius, kur reikia viešai pristatyti savo veiklą, viešai kalbėti. Irgi nuostabus būdas išmokti kalbėti prieš kamerą, kalbėti viešai ir sklandžiai dėlioti savo mintis. 8 baimė. Aš pats savo nepatinku. Aš nepriemu savo išvaizdos ar balsą, arba kažkas manyje man nepatinka. Šitoje vietoje sudėtingiausia, nes mes pradedam dirbti su savivertė. Ir aš kaip ne psichologė, ne coacherė, šitoje vietoje kartais būnu pasimetusi, prisipažinsiu. Ką aš supratau, kad labai dažnai problema slypi ne realiai kažkokiuose objektyviuose dalykuose, kad tas žmogus, negražus, arba gražus, toks arba kitoks, o mūsų mąstysenai, mūsų neobjektyviam savęs priėmimui. Ir čia reikia dirbti ir su savivertė, ir su savo tarakonais, su savo nustatymais, nes kada žmogus pas mane ateina, aš realiai nežinau, kokią jis turėjo prieš tai patirtį. Gal jis turėjo kažkokią patėvio, kuris labai ten jos merkdavo, arba jis turėjo patyčios mokykloje, arba jam gal mama sakydavo, kad tu negražiai kalbi, stara ir išvis neišlysk niekur niekada gyvenime. Mes nežinom žmonių patirties šitoje vietoje. Dėl to pasakyti, kad priimk save, mylėk save, tavo balsas gražus ir su tavim viskas gerai, į tą visą body positive skleisti, aš irgi nedarysiu to. Tai yra rimtas dalykas ir aš su to dalyku visą laiką irgi dirbu. Aš turėjau savo priežastis, savo traumas ir jau daugiau nei 5 metus aš dirbu su skirtingais specialistais, kad savo tarakonus pagauti ir iškrapštyti iš savo galvos ir išmesti. Ir į tą vietą įdėti naują teisingą įsitikinimą. Įdėti naują būdą, kaip gyventi. Ir galiu jums pasakyti, kad tam gali jums padėti kažkokie paprasti būdai, kaip meditacijos, afirmacijos. Gali būti sudėtingesni būdai, kaip pavyzdžiui, coacheriai, psichologai, energopraktikai, neirografika, hipnozė. Dabar yra labai daug įrankių. Visas tas įrankiai yra prieinamos. Dabar antiek yra tos saviugdos banga. Yra daug skirtingų nuostabių specialistų, su kuriais jūs galite padirbti. Ir arba savarankiškai, arba su pagalba kitų specialistų, tai prasispręsti. Ir aš labai rekomenduoju neužstrigti tuose kapstymuose savyje ir savo tarakonuose, o lygiai greičiai. Supratot, kas jūs stabdo? Nueinat, pasikrapštot ten, supratot, kaip aš galiu tai įveikti, kaip aš galiu tai pakeisti, einat iškart įgyvendinat. Nes metais krapštytis psichoterapijai ir taip ir nieko nepradėti daryti, tai irgi yra negeras sprendimas. Ir ar verta kapstytis savo traumose pas psichologą, aš galiu pasakyti, kad verta, su sąlyga, kad jūs kapstatės, suvokėt savo kažkokią ribojantį įsitikinimą arba baimę ir einat įgyvendinti iškart tai. Neužstringat tik tuose kapstymuose. Kaip pasirinkti tinkamą specialistą, čia žinokit, bandymas ir dar kartą bandymai. Nes čia nieks nepasakys tinkamą būtent jums specialistą. Bet tikrai galima atrasti savo ir ilgalaikį terapijai. Toliau labai geras toks įsitikinimas, baimė arba priežastis, kodėl žmonės labai dažnai neįeina į socialinius tinklus, nes jiems atrodo, kad jiem nepavyks. Arba kas bus, jeigu nepavyks. Arba aš jau bandžiau ir man jau daug kartų nepavyko ir ar tikrai man dabar pavyks. Tai pirmiausia, ką aš turiu pasakyti, tai yra visiškai neteisinga pozicija. Tai yra aukos pozicija. Gal pasiseks, o gal ne. Tai kas atsakingas už tai, jums pasiseks ar ne? Yra tokia realybė, pavyks ar nepavyks priklauso tik nuo jūsų veiksmų.
Ir jeigu jūs priimsit sprendimą, kad jūs žinot informaciją, baigit kursą, žinot visą metodologiją, bet jūs priėmėt sprendimą nedaryti tai, arba daryti savaip, tai jums greičiausiai ir nepavyks. Bet jeigu jūs sužinojot informaciją, supratot kaip ir einat testuoti skirtingas strategijas, jūs, pavyzdžiui, supratot, kaip dėlioti reelsus. Nebus taip, kad pirmas reelsas pas jūs iškart, taps viral. Nors yra tokiu atveju. Greičiausiai reikės įkelti keletą reelsų, kad suprasti, kur buvo gera kabinanti pradžia, kur aš labai stipriai ir fainai įtraukiau su savo turiniu, kur, pavyzdžiui, man labai patiko tas arba tas dalykas, kur auditorija sureagavo. Jūs analizuojate algoritmus ir statistiką socialiniuose tinkluose, atkartojat kažkokius trendus, kurie labiausiai pasiteisina. Tai tik jūsų sprendimas suprasti, ką reikia daryti ir priimti sprendimą daryti tai ir testuoti, atneš jums norimą rezultatą. Pavyzdžiui, jeigu jums reikėtų išmokti ten 300 angliškų žodžių, tai įmanoma, kad jums nepavyks jos išmokti, jeigu jūs neturite kažkokių ligų arba nukreipimų, sveikatos nukreipimų, kurie neleidžia jums įsisavinti 300 žodžių. Jūs realiai galite tai padaryti. Bet ar jūs prisėsit, ar jūs kartuosit, kiek jūs laiko tam skirsit? Normalu, kad vienam žmogui užtruks greičiau tai padaryti, kitam lėčiau. Vienas yra labiau gabus, kitas ne. Vienas turi didesnį patirtį ir suvokimą, kitas ne. Bet jums vis tiek pavyks, jeigu jūs darysit. Tai prašau šitoj vietoj, nenumeskit atsakomybę kitiems, mokytojams, mentoriams, kursas blogas ar dar kažką. Ar jūs visą tą, ką buvo pasakyta, įgyvendinat? Priimam visi asmeninę atsakomybę už savo rezultatus. 10 priežastis, kodėl žmonės dažniausiai taip ir neišeina į komunikaciją socialiniuose tinkluose, kad neturi geros aparatūros arba prabangaus būstą, kad galėtų kurti turinį. Tai galiu jums pasakyti, kad tikrai nereikia naujausio iPhone'o arba prabangios aplinkos, kažkokio naujo statybos būstą, kad pradėti filmuoti. Aš, pavyzdžiui, pradėjau filmuoti savo turinį, kada pas mane buvo 7 iPhone'as. Normalų mikrofoniuką aš nupirkau tik dabar, prieš keletą mėnesių. Ir tikrai nereikia kažko ypatingo. Aš filmavau visą laiką su paprastu mikrofoniuku už 30 eurų ir jis puikiausiai padėdavo man filmuoti mano kalbančios galvos turinį. Dėl aplinkos. Taip, labai fainai, gal ir gražu, kada pas jūs yra gražus būtas, aplinka. Aš, pavyzdžiui, iki šiol neturiu savo būstą. Pardavėm Minske, dabar tik nusipirkom naują namą, kur vyksta remontas. Tai pas mane buvo nuomojami būtai, kur aš nedariau jokio remonto. Ir patikėkite, aš vis tiek rasdavau kažkokią kampuką, kur aš galėčiau filmuoti. Aš vis tiek rasdavau kažkokią rakursą, kur yra geras apšvietimas ir mano veidas matosi, mano balsas girdisi ir mano pagrindinis tikslas buvo perteikti jums naudą, vertę ir vėlgi grįžtų tarnauti savo auditorijai, o ne kažkaip vaidinti ir atrodyti geriau, nei iš tikrųjų yra. Tai mano didžiausia rekomendacija tiesiog pradėti, o su laiku vis gerinti ir gerinti kokybę savo turinio, jūsų būstas greičiausiai irgi per tą laiką pagerės visą aplinką ir jūs būsite drąsesni. Svarbiausia turinys, emocija, o ne technika ir aplinka. Aš noriu pasakyti, kad visas šitas 10 baimių arba priežasčių tai yra tokie pagrindiniai raktai į tai, kurias jūs galit suprasti, atrakinti, panaikinti ir pradėti kurti. Bet labai dar svarbus vienas dalykas, kodėl jūs tai darote. Jūsų tikrąją motivaciją, kas daugiau stovi už jūsų produktą arba paslaugos. Ir motivacija, kiek aš dirbu per asmeninės sesijas, yra labai svarbus dalykas. Ir nėra blogios motivacijos. Kažkam reikia tiesiog pinigų. Bet, pavyzdžiui, šikna, atsiprašau, dega ir reikia babkių dabar. Ir žmonės pradeda kurti turinį, kad realiai su tikslu uždirbti iš socialinių tinklų. Nėra nieko gėdingo tame, kad jūs norit uždirbti. Tai yra jūsų motivacija. Yra, pavyzdžiui, pas mane žmonės, kurie sako, aš noriu būti matoma, man reikia, kad man plotų, aš noriu pripažinimo, supergu, tai yra mano motivacija. Realiai, aš galiu dirbti ir be pinigų, bet man reikia pripažinimo, man reikia padėkų. Aš tas nedagirtas vaikas, kurio vaikystėje nelabai įvertino tėvai, tai aš dabar tai surinkinėju per socialinius tinklus, per komplimentus, per komentarus. Supergu, jeigu jūs atpažinot savo tą motivaciją, tegul
jūs jį veža. Kažkam reikia, pavyzdžiui, kažkam kažką įrodyti, tapti geresnį nei sesę, įrodyti vyrui, kad aš galiu uždirbti, nes jis mane smerkdavo, ten įrodyti tėvam, kad aš galiu nusipirkti savo būstą. Nieko gėdingo vėlgi tame nėra. Tiesiog atraskit savo motivaciją, kodėl jūs tai darysit. Ir jeigu jūs kol kas tai nedarot, tai jūsų motivacija nepakankamai stipri arba ji nėra atrasta. Jeigu jūs neturit priežasties, kodėl jūs tai darysit, nes greičiausiai, kada jūs eisit socialinius tinklus, jums kažkiek kainuos tai pakeisti įpročius, kažką naujo sužinoti, išmokti, perlipti per savo baimės. Jums kainuos tas sprendimas, laiko prasme, pastangų prasme, bet suraskit, ką jūs gausit už tai, jeigu pradėsit aktyviai komunikuoti socialinius tinkluose. Pavyzdžiui, ką aš gavau? Mane kviečia į konferencijas, aš uždirbu labai gerus pinigus, man moka už mano valandą, ten dabar po 300-400 eurų, kada aš išvažiuoju vesti gyvus mokymus. Aš tikrai džiaugiuosi, kad aš galiu nemokamai gauti kažkokius produktus, paslaugas, kelionės, nakvynės viešbučiuose. Mane atpažina jau gatvėje ir aš suprantu, kad su mano nuomonė skaitosi. Aš jaučiuosi laiminga, aš tikrai kaifuoju nuo turinio kūrimo, aš bendrauju su nuostabiais žmonėmis. Ar tai yra svarbu jums? Ką jums svarbu? Kokia yra jūsų motivacija? Atraskit savo kodėl. Ir aš galiu jums pasakyti, kad jeigu jūs visą laiką žiūrėsit tik rezultatą, jums bus labai sudėtinga kurti turinį. Nes pagrindinė paslaptis sėkmingų žmonių, kad jie dažniausiai daro ne dėl rezultato, ne dėl kažkokių skaičių. Jie mėgaujasi procesu. Jeigu jums pavyks atrasti tą malonumą kuriant turinį, jūs niekada nieks nesustabdys. Jūs niekada nenusivils kažkokie rezultatai, tinkami arba netinkami. Jūs tiesiog būsit tame patenkinti. Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie sportuoja, jiems sportas yra malonumas. Pavydžiu šitiems žmonėms. Aš dar nepasiekiau tokio lygio. Arba, pavyzdžiui, aš realiai kaifuoju nuo turinio kūrimo. Kada yra filmavimo diena, aš tiesiog visą dieną žvengiu, maivausi, man patinka procesas, man patinka, kas iš to gaunasi. Ir procesas daug svarbesnis už rezultatą. Jeigu jūs tikitės, kad jūs surasit žmogų, kuris pardavinės už jūs arba ves socialinius tinklus už jūs ir jums nereikės rodytis, jūs tiesiog padarysite savo socialinių tinklų profilių parduotuvę, kur kelsit tik skelbimus, jums reikės mokėti dafiga babkių mokamai reklamai. Apie tai bus sekantis mano YouTube įrašas. Linkiu pereiti į mano YouTube paskyrą, pafollowinti mano profilį, kad neprarasti jį. Tai jeigu jūs nenorit komunikuoti, nenorit išmokti, suprasti, kaip vesti socialinius tinklus, jums bus labai sudėtinga deleguoti pardavimus arba socialinių tinklų vedimą kitiems. Pirmiausia, kad kažką deleguoti, supraskit, reikia išmokti tai pačiam. Delegavimas nuo žodžių aš perduodu dalį savo darbų kitiems. Jeigu aš tai niekada nemokėjau, nežinojau, kaip tai daryti, taisyklingai, sėkmingai, kad būtų rezultatai. Ir noriu kažkam permesti šitą atsakomybę, pirmiausia, jūs nežinosit, ką reikalauti, ką jis turi daryti. Jūs nebūsit patenkinti rezultatų. Tai, kad kažką deleguoti, reikia pirmiausia išmokti patiems. Ir aš galiu jums pasakyti, kad sėkmingi rezultatai mano klientų mane be galo džiugina. Pavyzdžiui, su Jekaterina mes padirbom 4 kartus, turėjom asmeninę mentorystę ir jos rezultatas per 3 mėnesius tiesiog yra wow. Ji nuo 1000, dabar beveik jau iki 7,5 tūkstančių sekėjų pasiekė. Ji tikrai iki vasaros pabaigos, aš tikiu, padarys dar 10 000. Ji komunikuoja per naudą, vertę, asmenybės atskleidimą, puikiai žino visas technikas ir metodikas, mes su ją visą tai išsisavinom, aš padėjau jai stiliuoti visą komunikacijos strategiją, kryptį, atskleisti asmenybę, supakuoti profilį ir dabar jai lieka tik daryti. Jai nereikės manęs visą gyvenimą, jai nereikia man mokėti už sesijas ten metus. Užtenka kartais keletą rimtų prisilitimų. Ir kad išmokti tai, kad suprasti visą tą sistemą, nes aš dabar jau negaliu priiminėti žmonės į asmeninės mentorystės į sesijas tokio kiek ateina užklausų, mes su Akvilė Mažuolė sukūrėm nuostabų produktą. Mes visą mano metodologiją apie pardavimus per socialinius tinklus ir jos žinios, kaip visą tai
padaryti su dirbtinio intelekto pagalba, apjunkim į vieną projektą mokymus Neurostart 2.0. Tai yra atnaujinti dirbtinio intelekto mokymai ir pardavimai per socialinius tinklus. Tai yra visa metodologija nuo profilio įpakavimo, stories, reelsai, pardavimo grandinėlis, vizualas, tekstai, kaip pardavinėti per webinarus, kaip deleguoti darbus, kaip sudėlioti visą tą logiką, kaip atsiskleisti kaip asmenybė, kaip tai montuoti, apiforminti, kaip džiaugtis to procesu ir dar pagalba dirbtinio intelekto. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano stiprybės ir Akvilės stiprybės apsijungia vienam projektui. Ir jeigu jūs dabar norit prisijungti dar į Neurostart mokymus, kurie startuoja spalio 15 dieną, labai rekomenduoju jums iškart pereiti į aprašymą, kur yra nuoroda, kur jūs galėsit užsiregistruoti, kol kas dar už patį geriausią kainą. Ačiū labai jums už dėmesį. Jeigu buvo naudinga, paspauskit like, nepagailėkit man liuksą. Taip pat išsaugokit šitą video arba persindalinkit su kitais, nes šita medžiaga yra prieinama ir nemokama visiems. Taip pat, kad nepraleisti sekantį video, būtinai pafollowinkit mano kanalą. Iki greito pasimatymo. Ačiū už dėmesį.